Tai kadangi lapkritis yra vyrų sveikatos mėnuo, tai tą progą sugalvojome kartu su Sunkumų klinika paruošti paskaitą, kuri yra specialiai skirta vyrams apie vyrų lytinę sistemą bei testosteroną. Taigi kviečiu ją pasižiūrėti ne tik vyrams, bet ir moterims. Tai pradėkime kaip visada nuo šmaikščių dalykėlių. Ir man labai patiko šitas paveiksliukas, tai jeigu tavo kūnas negali padaryti testosterono, tai parduotuvėje nupirktas testosteronas, kaip ne parduotuvėje, bet vaistinėje, irgi yra gerai. Tai žodžiu, tai apie pakaitinę hormonų terapiją irgi kažkiek pakalbėsim. Ir kitas bairis, kurį galbūt labiau supras sportininkai, prašom, irgi netyčia radau Instagrame. Tai gerai, tai pradėkime. Tai tiek vyrų, tiek moterų kūnuose yra gaminamas testosteronas ir pagrinde vyrų organizme iki 95% testosterono yra pagaminama leidigo ląstelėse, yra sėklidėse. Taip pat kažkiek testosterono tiek moterų, tiek vyrų organizme pagamina antinksčiai ir pagrinde moterų organizme testosteroną gamina kiaušidės. Testosteronas, jisai yra steroidinis hormonas ir jisai per didelę ir sudėtingą hormoninę ir fermentinę kaskadą yra gaminamas iš cholesterolio. Tai žiūrėkite, kūnas pasiema cholesterolį, tada verčia į pregnenoloną ir sudėtingų funkcijų ir fermentinių reakcijų metu galiausia cholesterolis virsta testosteronu. Tai vėlgi cholesterolis mūsų kūnams yra naudingas, nes iš jo gaminami hormonai. Dabar truputuką apie tai, kaip vyksta visa ta kaskada testosterono sintezės. Tai visų pirma, mes turime smegenis ir mes turime hipokampą. Tai hipokampas, hipotalamas, atleiskite, yra kaip ir visų hormoninių mūsų, visų kitų likusių organizmo liaukų vadovas. Ir jisai išskiria GnRH tokį hormoną, gonadoliberiną. Tai tas gonadoliberinas iš hipotalamo keliauja į hipofizę, kiek žemiau esančią mažą liaukutę, kuri yra ten giliai per patį vidurį. Jeigu taip pagalvot, tai ten, kur yra už akių, už nosies, pačiam smegenų centre ir skatina hipofizę gaminti liuteinizuojantį hormoną ir folikulų stimuliuojantį hormoną. Ir tada jau šitie hormonai savo ruoštų iš smegenų vyro organizme keliauja į sėklidės ir skatina testosterono gamybą. Ir visą laiką tokia sintezė, tokia funkcija, toks reguliacinis mechanizmas keliauja ratu. Gonadoliberinai keliauja į hipofizę, tada hipofizės hormonai keliauja į sėklidės, sėklidės pagamina testosteroną ir tada neigiamų grįžtamuoju ryšiu testosteronas su krauju keliauja į smegenis, jie skalauja ir pagal tai smegenys reaguoja, koks yra testosterono lygis, arba didina šių hormonų išskirimą, arba mažina. Tai va, tai toks galbūt pagrindinis dalykas ir čia norėjau dar parodyti, kad testosterono sintezė ir testosterono koncentracijos pagrinde didžiausios yra naktį. Naktį vyksta pagrindinis atsigavimas, dėl to vyrams yra ypač svarbu geras ir kokybiškas nakties miegas, kad galėtumėte gaminti pakankamai testosterono. Ir štai dėjau tokią lentelę, kurioje yra parodyta, kaip daugmaž kinta testosterono ribos, testosterono normos su amžiumi. Tai pasirinkau tokią lentelę, kurioje būtų atspindėti nanomoliai litre, tokie vienetai, kuriuos mes turime Lietuvoje. Tai čia matot, ta minimalioji riba 2,5 procentilės ir raudona riba yra 97,5. Ir vat matot, 15-20 nanomolių yra per patį viduriuką ir kažkiek nuo 20 metų pradeda ta testosterono sintezė, nuo 20-30 metų koncentracija mažėti. Dabar pagrindinės testosterono funkcijos. Tai žinoma, spermagenezė skatina spermatozoidų gamybą, jėga, raumenys, tada taip pat atsakingas už kaulų tvirtumą, osteoporozės prevenciją testosteronas, taip pat atsakingas už riebalų pasiskirstimą kūne, už libido, seksualinės funkcijas, kognityvinės funkcijas, atmintį, mąstymą, emocijas bei kraujodarą, eritrocitų gamybą ir panašiai. Ir pagrindinė testosterono norma, jeigu kalbant skaičiais, tai matote, kad
pikas testosterono yra tarp 18-25 metų ir su amžiumi jisai truputėlį didėja. Tai iš tikrųjų reikėtų visada vyrui, kuris tyriasi testosterono koncentraciją kraujyje, įsivertinti ir savo amžių. Nes laboratorinė norma, jinai dažnai yra labai plati, mes galime ją turėti, pavyzdžiui, nuo kokių 8 nanomolių litre iki 33 nanomolių litre. Ir tai yra labai platus tas reference range, tai mums reikėtų žinoti konkrečią visada žmogaus situaciją, nes laboratorinė norma nėra kūnui optimali norma, tai yra tik tai tas orientacinis toksai žemėlapis. Ir testosterono dar vienas štai paveiksliukas, vėlgi akcentuoju tai, kad su amžiumi testosterono kiekis mažėja. Dabar truputėlį apie tai, kodėl neverta tirti vien tik pliko nuogo testosterono. Irgi aš turiu daug pacientų, vyrų, kurie tiesiog random pasidaro testosteroną galbūt pietų metu, galbūt testosteroną pasidaro vakare, po didesnio sporto, po streso. Visa tai turi įtakos testosterono kiekiui ir aš mėgstu dar išsiaiškinti, kiek yra to laisvo testosterono, koks yra santykis su LH, FSH ir kitais hormonais. Ir dažnai bendras testosteronas jisai neatspindi tiek, kiek iš tikrųjų yra laisvo, kuris yra biologiškai aktyvus. Tai mes turime total testosteron, žiūrėkit, turime visą bendrą testosteroną, ką tiesiog daro dažniausiai laboratorijos, kaip ir minėjau, matuojamas nanomoliais litre. Bet tas total bendras testosteronas, jisai skirstomas dar į kelias dalis, tai yra biologiškai aktyvus, kuris yra laisvas testosteronas, su albuminu, tai yra kraujyje esančių baltymų sujungtas testosteronas, bei su SHBG, tai toksai sex hormones binding globulin, lytinius hormonus surišantis baltymas, kuris suriša ir estrogeną, ir testosteroną. Tai mums reikėtų žinoti frakcijas. Čia kaip mes turim bendrą cholesterolį ir cholesterolio frakcijas, tas blogasis, gerasis, tai taip pat yra ir su testosteronu, kada turime visą bendrą testosteroną, bet norime žinoti, kiek yra laisvo arba surišto su plazmos baltymais. Tai mums turbūt labiausia svarbus yra tas laisvas testosteronas arba laisvas androgenų indeksas. Ir laisvas testosteronas yra pats biologiškai aktyviausias ir jeigu matuoti, tai jisai yra jau matuojamas dar mažesniais vienetais, pikomoliais litre ir nuo 220 iki 600. Ir dabar truputuką apie tai, kad bendras testosteronas tai yra laisvas plus susijęs su SHBG bei susijęs su albuminu, tai visos šitos 3 frakcijos. Ir dažnai problema būna ta, kad tas bendras neatspindi realios situacijos, kiek yra to laisvo testosterono, nes tiek plazmos baltymai, tiek baltymas SHBG jisai gali kisti su amžiumi, jeigu žmogus turi priklausomybių, vartoja alkoholį, vėlgi tie plazmos baltymai jų koncentracijos kinta ir testosterono pati koncentracija laisvo testosterono gali būti mažesnė. Ir dar tokį sakinuką, tai todėl vyras gali turėti normalų visiškai bendrą testosteroną, bet žemą biologiškai aktyvų laisvą testosteroną ir neatradus normalų bendrą, gali išsakyti visus žemo testosterono, su žemu testosteronu susijusius simptomus. Dabar kaipgi apskaičiuoti tą laisvą testosteroną arba laisvų androgenų indeksą? Tai turime štai Free Testosterone Calculator, ką aš dažnai ir pati naudoju, nes formulė yra dažnai gana sudėtinga, tai mums reikia albumino, ką galime pamatuoti tiesiog iš kraujo tyrime, SHBG, to baltymo lytinius hormonus surišančio, ir bendro testosterono, ir tada automatinės formulės internete jau mums paskaičiuoja, o iš tikrųjų ta formulė vadinama Vermeulen formulė ir jinai yra tokia sudėtinga. Tai jau mes patys fiziškai turbūt taip neskaičiuokim, tiesiog susiraskim skaičiuoklę, kur mums automatiškai visą tai paskaičiuoja pagal kai kurios įvestis ir galim žinoti. Kiti svarbus hormonai, kuriuos reikėtų ištirti, jeigu įtariam arba pirminį arba antrinį hipogonadizmą, kas yra sumažėjęs testosterono kiekis, tai liuteinizuojantis hormonas, galbūt vienas iš svarbesnių, tyriant žemo testosterono kiekį, reguliuoja testosterono gamybą sėklidėse, tai smegenys tiesiog stimuliuoja testosterono gamybą. Folikulų stimuliuojantis hormonas, jisai atsakingas už spermatozoidų gamybą ir vaisingumą. Kažkiek mažais kiekiais vyrų organizme yra ir estrogeno ir dėl nutukimo, dėl persiskirsčiusių riebalų, dearomatazės, dėl to nutukę vyrai turi šiek tiek daugiau estrogeno.
Kažkiek vyrai turi ir progesterono, jisai mažais kiekiais vėlgi gaminamas ir antinkščiuose, ir sėklidėse, ir jisai būtent svarbus, ypač svarbus nervų sistemos funkcijai. Tai jo visiškai mažai turėti taip pat nėra gerai. Ir prolaktinas, žinoma, mažais kiekiais taip pat yra randamas, tai vyrų visiškai yra kitokios normos prolaktino negu moterų. Dabar truputuką apie testosteroną dar pasiskaičiau straipsnių, kad jeigu vyras turi 12 ir mažiau nanomolių litre testosterono ir nekalbant apie kitas priežastis, apie skydliaukės ligas, apie LH, galbūt apie tuos mano laisvo testosterono ištyrimus ir turi, tarkim, depresiškumą, nuovargį, mieguistumą, nutukimą, tai mes jau galime įtarti testosterono stoką ir tada jau turime aiškintis, kokia yra priežastis. Ir pagrindinės priežastys galbūt tokios yra dvi pagrindinės, bet mes šiandien apie antrinį pakalbėsim. Tai pirminis hipogonadizmas, kada pažeidimas yra sėklidėse ir tiesiog jau pati sėklidė nebegamina testosterono. Ir daug dažnesnis ir labiau paplitęs yra antrinis hipogonadizmas, kada sėklidės yra sveikos, bet kažkas yra su smegenim, nėra normalaus smegenų sėklidžių ryšio ir dėl to sėklidės kaip ir galėtų jos normaliai funkcionuoti, ląstelės sveikos, nepažeistos, bet dėl tam tikrų priežasčių jos testosterono nebeišgamina. Dabar ar tai būtų pirminis, ar antrinis, ar tretinis galiausia hipogonadizmas, kas yra testosterono sumažėjimas, tai pagrindiniai simptomai yra tokie. Kelios grupės: lytiniai, galbūt su seksualinė funkcija susiję, emociniai, žinoma, kognityviniai gali būti simptomai, fiziniai, ką žmogus fiziškai jaučia, ir metaboliniai. Tai pagrindiniai galbūt metaboliniai simptomai, didelis cholesterolio kiekis, sumažėjusi ištvermė, padidėjęs kraujospūdis, mažas vaisingumas, ginekomastija, ką mes galime matyti. Emociniai, nėra motyvacijos, depresiška nuotaika, nerimas, smegenų rūkas, gali būti sunku vyrui susikoncentruoti. Fiziniai simptomai, tai žinoma, pats pirmiausias raumenų masės mažėjimas, didėjantis riebalų kiekis, kaulų tankio mažėjimas, osteoporozė, osteopenija, nuovargis, energijos trūkumas, padidės prakaitavimas, jeigu tai yra susijęs su aromatizacija, estrogeno padidėjimu, gali būti ir karščio bangos, ypač naktinės, mieguistumas dienos metu. Ir lytiniai simptomai, žemas libido, retos ir silpnos erekcijos, mažai ejakuliato, lytinių fantazijų sumažėjimas dar irgi buvo toks kaip įdomus simptomas išrašytas ir gali būti vyrui sunkiau pasiekti orgazmą. Ir štai čia maždaug kaip gali atrodyti toksai vyrukas, kuris jau fenotipiškai iš išvaizdos gali būti panašus į antrinį hipogonadizmą. Tai žinoma, būna riebalų persiskirstimas, centrinio tipo nutukimas, galim stebėti ginekomastiją, krūtų audinio padidėjimą, ant šlaunų. Gali būti riebalų persiskirstimas, žinoma, toks žmogus gali būti liūdnas, prislėgtas ir turėti kitų kažkokių tokių, į depresiją galbūt net panašių simptomų. Dabar kalbėkime apie antrinį hipogonadizmą, nes praktikoje aš jo matau daug dažniau negu pirminio tiesioginio sėklidžių pažeidimo. Tai greičiausia su sėklidžių pažeidimu jau tiesiog vyras žino, jisai iškart greičiausia eis pas urologą, nes sėklidės, urologas keliauja pas urologą, nieks net nepagalvoja, kad galima ir pas endokrinologą. Antrinis hipogonadizmas tai pagrinde galbūt būtų smegenų sužalojimai, ligos, radiacija, galbūt smegenų navikai, traumos, kada tiesiog hipofizė nebeišgamina hormonų, kurie skatina sėklidės gaminti testosteroną. Gali būti genetiniai sindromai, kurie yra gan reti ir jau gydomi retų ligų centruose, Prader-Willi sindromas, Kalman sindromas, hormoniniai sutrikimai, vėlgi testosterono sintezė mažėja, kada yra hiperprolaktinemija, per didelis prolaktino kiekis, kada yra hipotirozė, sulėtėjusi skydliaukės veikla, vėlgi tai irgi paveikia testosterono gamybą ir tam tikri vaistai. Pavyzdžiui, ne vieną pacientą esu turėjusi su antriniu hipogonadizmu po anabolikų nutraukimo. Čia žinoma, vyrai vartoja sportiniais tikslais, nutraukia testosterono injekcijas ir testosteronas nusirito į pažemes, nėra libido, svorio augimas, didelis apetitas, depresija, emocinis nestabilumas. Tai vėlgi nutraukus anabolikus irgi gali būti tokia kaip ir antrinio hipogonadizmo išraiška. Žinoma, opioidai, gliukokortikoidai,
tam tikri antidepresantai, chemoterapija, jeigu taikoma į smegenų sritį ir žinoma narkotikai. Ir pačios dažniausios antrinio hipogonadizmo priežastys yra gyvensenos veiksniai. Stresas, nemiga todėl, kad testosterono pagrindinė gamyba vyksta nakties metu. Žinoma, nutukimas, ilgalaikis kalorijų deficitas, per didelis arba per mažas fizinis krūvis. Todėl nei visiškai nesportuoti, nei jau labai persisportuoti nėra gerai. Ir štai čia statistika, tokia labai suapvalinta, matote. Nutukimas, metabolinis sindromas iki 40% yra priežastis antrinio hipogonadizmo, tai yra testosterono sintezės sumažėjimo. Ir paskui lėtinis stresas, vaistai, navikai, padidės prolaktinas. Bet žiūrėkit, stresas kartu su nutukimu sudaro iki 55%, o mes tai galime koreguoti. Ir pagrindė, kokia yra ta antrinio hipogonadizmo diagnostika, tai žinoma, jinai yra kompleksinė, vien testosterono tyrimo nepakanka. Reikia įvertinti simptomus, žmogaus anamnezę, kiek jie trunka, kaip jie pasireiškia, apžiūrėti žmogų, padaryti laboratorinius tyrimus, atliekami būtent ryte, 8 valandą, geriausia tai yra iki 10 ryto kraujo tyrimus atlikti, tada kada testosterono kiekis yra didžiausias, instrumentiniai tyrimai, jeigu įtariam smegenų pažeidimą, padaryti magnetinį rezonansą, kada įtariame antrinį hipogonadizmą, ir specialistai, jeigu reikia urologo, jeigu reikia dietologo, jeigu yra nutukimas, jeigu reikia, tai galbūt net psichiatro arba psichologo, nes tikrai gali pasireikšti ir depresija. Ir gydymas yra pakopinis, man labai patinka laiptukai, nes neperžengę vieno laiptelio negalime kilti aukštyn, tai visada pradedam nuo nemedikamentinio gydymo, tai yra gyvenimo būdo keitimas, sportas, miegas, maistelis, medikamentinis gydymas toliau ir tada jau kitos reikalingos terapijos ar procedūros, tai pavyzdžiui ginekomastijos operacija, krūtų mažinimo operacija, galbūt jeigu yra padidės krūtų audinys, psichoterapija, antidepresantai ir visa kita pagal reikalą. Tai nemedikamentinis pirmo pasirinkimo gydymo būdas ir žinoma sportas, ypač jėgos treniruotės. Ir štai čia įdėjau Sunkumų klinikos nuotrauką, kaip gražiai vyrai gamina testosteroną, kilnodami svoris. Tai čia yra vienas iš geriausių gydymo būdų – kilnoti svoris. Žinoma, svorio mažinimas, bet tas atsiremia į jėgos treniruotės, didinam raumens masę, didėja metaboliškai aktyvaus audinio, automatiškai mažėja svoris. Nes nutukimas yra labai dažna priežastis. Miegas bent jau 7-9 valandos kokybiško miego, streso valdymas, subalansuota mityba, galbūt kas galėtų paskatinti testosteroną, cinkas, vitaminas D, gerieji riebalai, tai iš tų gerųjų riebalų žinoma labai svarbus yra omega 3 ir žalingų įpročių atsisakymas, tai aš turiu omenyje rūkymą ir alkoholį. Medikamentinis gydymas, toliau ką mes galime paskirti, tai visų pirma turime klomifeną, geriamą preparatą, kuris galbūt iš esmės kaip preparatas yra skiriamas moterims ovuliacijai skatinti, kada yra nevaisingumas, bet yra pastebėta, kad jisai labai gražiai paskatina esant antriniam hipogonadizmui testosterono sintezę ir pagal rekomendacijas galime jį paskirti. Testosterono gelis ir injekcinis testosteronas, tai čia tokie galbūt pagrindiniai. Jau kitų, pavyzdžiui, to paties semaglutido ar tirzepatido, kurie skirti viršsvoriui, ten geležies stokos korekcija, kitų medikamentų, antidepresantų, aš čia neminiu, bet grinai testosterono trūkumo korekcijai. Tai mes turim klomifeną 25-50 mg kas antrą vakarą. Šiaip klomifeną geriausia skirti jauniem vyram arba tiem, kurie nori išsaugoti vaisingumą, nes klomifenas neslopina endogeninio testosterono, o kaip tik skatina sėklidės dar gaminti testosterono daugiau. Ir kada turime kontraindikacijas, kada negalim skirti testosterono terapijos. Turime testosterono gelį, tai irgi vidutiniškos dozės, čia tokios nuo 5 iki 100 mg kasdien. Aišku, poveikis lėtesnis, reikia teptis kasdieną, ant švarios odos, žodžiu, galbūt nelabai patogus vartojimo būdas, bet ta testosterono koncentracija vartojant gelį, jinai tada bus tokia pastovesnė. Ir injekcinis testosteronas poveikis, žinoma, yra greitesnis,
Turim įvairių formų, leidžiamų kas savaitę, leidžiamų kas 8-12 savaičių, tačiau injekcinis testosteronas, jis yra greičiau aromatizuojamas, tarkim, turim tokį preparatą Sustanona, 250 mg, jisai leidžiamas į raumenį ir jį reikia leisti kas savaitę, tačiau jau dažnai pacientai pastebi, kad jiem to testosterono poveikio į savaitės pabaigą, tarkim, suleidžia šeštadienį, ketvirtadienį, penktadienį jau pritrūksta truputį energijos, tai kadangi jisai vis tiek yra aromatizuojamas ir jo tas pusperiodis yra toksai truputuką greitesnis. Tai va, tai čia tikrai renkamės individualiai, ar gelį, ar injekcinį, galbūt klomifeną, bet skirtumas tas, kad testosterono preparatai, kurie turi savyje testosterono, jie labai mažina vaisingumą ir kartais tai gali būti negrįžtama. Tai visada reikia paklausti paciento, ar jisai neplanuoja ateityje turėti vaikų, nes paskui gali būti sunku jų susilaukti. Ir žinoma, truputėlį dėmesio, į ką reikėtų atkreipti, jeigu mes jau taikome gydymą testosteroną, jeigu pacientam, galbūt jeigu gydytojai jums jau taiko, tai kad būtina stebėti hematokritą, tai yra procentinė kraujo tirštumo išraiška, kur bendrame kraujo tyrime galite pamatyti PSA, prostatos specifinį antigeną ir kraujospūdį, nes gali kažkiek tai didinti. Ir tyrimų stebėsena jinai yra įvairi, kas 8-12 savaičių, iki kol nustatoma atitinkama dozė, vėliau galima kas 3, 6 ar 12 mėnesių. Priklausomai nuo preparato, nuo žmogaus savijautos, vertinam visada simptomus, testosteroną, hematokritą, PSA ir jeigu reikia kitus biocheminius rodiklius, tarkim, jeigu dar turim prolaktino, hiperprolaktinėmija, jeigu turim skydliaukės kažkokį sutrikimą, nutukimą, dislipidemiją, kas yra cholesterolio pokyčiai, tai stebim tada ir juos atitinkamai. Bet va šitus 3 tai būtina tikrai stebėti. Ir kontraindikacijos, kada mes negalim visiškai skirti testosterono terapijos, tai aktyvus prostatos ar krūties audinio vėžys, nes dažnai jie būna jautrus testosteronui ir gali paskatinti dar vėžio augimą, noras turėti vaikų artimoje ateityje, neseniai įvykęs miokardo infarktas ar insultas, taip pat jeigu yra sunki miego apnėja bei polinkis į trombozes, nes pats testosteronas, jisai skatina tokio hormono eritropoetino gamybą, o eritropoetinas jisai tada keliauja į kaulų čiulpus ir skatina eritrocitų gamybą. Taip, paprastai tariant, tirštėja kraujas ir jisai tada linkęs labiau susitrombuoti. Ir jeigu mes turime prostatos specifinį antigeną daugiau negu 4 arba hematokritą daugiau negu 54, tai mes turime stabdyti testosterono replacement therapy, pakaitinė hormonų terapija. Va. Kontraindikacija, infarktas ir insultas. Ir ačiū už dėmesį.